10 likom. Sveiki, matote, esame Lukiškių aikštėje Vilniuje ir čia suradome tokį gan naudingą žmogelį, Juozą Titenską, kuris pardavinėja čia skėtį Lukiškių aikštėje per Lietuvą. Tai va, jis. Juozai! Kokia skėčio kaina? Mano skėtis kaina 10 litų, pensininkam 5 litai. Aišku, moksleivio nuolaida taikoma? Moksleivio nuolaida 7 litai. 7 litai nuolaida. Ta prasme, ne nuolaida, o 7 litai kaina. Aišku, gerai. Tai eikit, kitų žmonių gal klausinėkit. A jūs nenorit vis skėčių? Nežinau, jeigu galbūt... Labai kokybiškas, niekada nelūžta. Nu, aš nebandžiau, tai nežinau, bet... Nu, Ne, dėkui. nenorit skėčių? Nes savo turiu ten žalę kažkur. Tikrai? Ja, Parodykit, jeigu turit. parodė. Ten nukreipė. Tikrai, nu, aš matau, turit, nu, bet vis tiek 7 litai vaikam nuolaida. Nu, brangu. Saulė prašvyta, kaip tik dabar reikalinga. Čia nuo saulės veikia. Pas mane yra nuo saulės ir... Mūsų čia stebuklingas Mary Poppins skėtis. Jo. Mary Poppins su juodu skėčiu. Aš va. Mary Poppins nusidažė žaliai. Šiaip dabar man reikėjo šitą, ką aš norėjau. Norėjau, kokia čia laida jūs esat? Tai Nu? yra Dibudašų laida. Dibudašų, kas tai tokie? Tai yra internetinė laida. Facebookinė. Facebookinė laida, Jo. kurią kuria 3 vaikai. Tai aš, ji, operatorė mūsų nauja. Nu, ne naujoji. Dabar mūsų operatorius yra išėjęs. Oi. Į atostogas. Ne, jie atostogos, o dabar valgo. Atvyksit. Valgymo atostogas. Jo. Aš jam galiu pasiūlyti. Kur jis dabar yra? Kur jis valgo? Valgo. Hesburgerį. Hesburgerį, gerą va. Sėkmės! Kai Darnsk. Bet pažiūrėk, kaip bėga. Gerai, Net ne klasė, kuriam kaip žiūrėk, kaip užplaip geria šitas žmogus. Kaip užplaip, give me some. Žiūrėk, kaip eina žmogus. Kiek daug įvairių žmonių čia. Apsikabino. Pakabino jau. Dieve, mano kuris yra. Kuri? O, jau majo, kur tas dingo? O Dieve! Jis grįžta. Nu, karoči, davai tada atsisveikinamės. Jo, čia. Iki kito karto. Čia buvo Dovilė, Berta ir Juozas, ar kas jis toks? Jo, Juozas pavardę pamiršau. Gerai, davaise. Atėjo.